Sveiki, šį kartą parodysiu GeoMapą 2024 versijos tokia naujovė po paskutinio atnaujinimo, kaip galima apjungti vienodo kodo piketus, bet įterpiant tarp tų vienodų kodų dar papildomus kodus. Tai turiu tokį matavimą, aišku, čia labai tokia primityvi situacija, tai pamatuotas kelias su kažkokiam nuovažom ir panašiai. Matavimas vykdytas į vieną pusę. Ir kaip tai atrodytų, jeigu iš vis mes liniją sujungtumėm į eilės tvarka, tai laužti, tarkim, per taškų numerius, piketų numeriai, tarkim, nuo 1 iki 50, čia turbūt daugiau nėra, ir be filtro. Sakykime, matavimas buvo atliktas tokiu būdu, kad kažkaip tai matuota, zigzago principu ir panašiai. Bet mums toks apjungimas nebūtų naudingas, nes jį reiktų čia labai stipriai koreguoti ir praktiškai mes naudos iš to neturime. Tai aš tą liniją ištriniau ir jeigu mes naudojame skirtingus kodus vienai kelio pusė ir kitai kelio pusė, tai mes, vadinasi, galim panaudoti tą automatinį apjungimą, ką mes turime. Tai, tarkim, net ir nuovažas reikėtų naudoti skirtingus kodus, kaip ten atskirti, pavyzdžiui, kaip kam patogiau, kelio dešinė, kelio kairė pusė, ar ten, kaip šiuo atveju padaryta su skaičiai, kelias 1, kelias 3. Kitur jau tada sekantis kelias jau vėlgi kiti skaičiai, nes atskiras kelias yra. Jeigu mes dar turėtumėm, tada vėlgi turėtumėm susigalvoti tą kodavimą, koks jau yra jums patogus. Ir čia, kas dar norėtų parodyti, kad jeigu yra į kelyje nuovažos, kad yra pridėtas papildomas kodas tam, kad atskirti, kad žinoti, prie ko prijungti, ypač kai tų piketų yra daug, jeigu tai būtų matuotas visas kelio išgaubimas, tos nuovažos, tai tų piketų būtų daug ir vėlgi ten, kuris ten konkrečiai piketas būtų norėta prijungti, vėlgi būtų sudėtinga, bet čia tokia primityvi situacija parodyti programos galimybės, tai tiek pat ir su šita dalimi taip pat su nuovaža būtų irgi ta pati situacija, kad yra papildomi kodai, tai vėlgi nesvarbu, ar tai būtų kažkokia sankryža užvardinta ar kažkas, tas kodas netiek svarbu. Tai dabar pas mane vienas kodas, ta viena kelio pusė yra suvesta ir parinksiu komandą vienodo kodo piketo apjungimas ir iškart paspausiu vykdyti. Tai ką komanda padaro, tai būtent tarp kitko jungia ne iš eilės piketus, o didėjimo tvarka, tai jeigu čia 1, čia 2, 3, 4 ir taip toliau eina zigzago principu, tai komanda jungia piketus didėjimo tvarka ir būtent su tais konkrečiais kodais taip pat paimti yra ir papildomi kodai prie kelias 1, nuovaža 1. Dabar aš tą liniją ištrinsiu ir parodysiu, kaip galima nesudėtingai susitvarkyti kodus, kad juos jungtų automatiškai. Tai vėlgi pasirenkame tą pačią funkciją, turime galimybę pasirinkti nustatymą. Daro nustatymą ir ką mes čia turime padaryti, tai aišku prisidėti eilutes arba koreguoti esamas, ir taip toliau, kaip jau jūs pasirinksite. Tai pridedame eilutę ir nurodysime konkretų sutartinį ženklą. Taip šiek tiek reikia lukterti, kol atsidarys sutartinių ženklų dialogas. Taip, atsidarė ir sirenkame savo tinkamą sutartinį ženklą, tai šiuo atveju renkuosi, važiuojamoji dalis, riba be bordiūro. Jeigu būtų su bordiūro, aišku, rinkčiausi atitinkamą, ir toliau turiu koduoti atitinkamai. Tai kaip yra pavyzdys, kelias 1, kablelis nuovaža 1. Tai šiuo atveju kita kelio pusė pas mane užvardinta kelias 2, dedu kablelį tarpą nuovaža 2. Jeigu viskas teisingai užpildyta, vadinasi, programa turi sujungti tuos konkrečius piketus. Jeigu, aišku, įvesite kažkokį tai netikslumą, ar ten raidę sumaišysite ar skaičių, automatiškai bus nejungiamas tas kodas. Tai kur pirmą reikėtų ko ieškoti, tai būtent prie kodų nustatymus. Taip pat padarysiu iškart, kad jungtų ir kitus kelius, tai pas mane su skaičiais pakankamai nesudėtingai yra padaryta, tai parinksime kelias 3. Taip,
Atstumas nesvarbu, čia iki kokio atstumo jungti, tai vėlgi čia galima kažkokius apribojimus uždėti, galima, kad jungtų segmentais, kad paskiau, na, galbūt ištrinti lengviau, arba vėlgi papildomą veiksmą turėsite daryti juos sujunginėti. Tai, na, kaip jau vėlgi žiūrėkite pagal save, dar įterpiu vieną eilutę. Taip, tai nuovažą į kitą kelio pusę parinksiu kelias 4. Ir dar pridėsiu 2 eilutes, vėlgi atitinkamas sutartinis ženklas, kelias 5, dar viena eilutė, oi, ne tą suvedžiau, taip, ir čia kelias 6. Taip, 0, užsaugom, uždarom ir galime vykdyti funkciją. Paspaudžiu vykdyti, tai vat šiek tiek lukterime, na ir gauname situaciją. Tai ką man beliktų padaryti, na, sakykime, dabrėžti trūkstamus galus iki tam tikrų vietų, vat kaip yra pas mane pamatavimai atlikti, extend vertex ir panašiai. Aišku, aš galėčiau iškart nurodyti ir aprašyme, kad yra nuovaža 2 ir kelias 3, kad irgi jungtųsi. Tai irgi tą programą padarytų. Bet vėlgi čia jau žiūrėkite pagal save, kaip jums patogiau ir kaip aiškiau. Tai tiek trumpai apie piketų, na, ir pagal kodų sujungimą, tą automatinį, tai tikrai išnaudokite ir manau tam tikrose situacijose gerokai pasilengvinsite savo darbus. Tai sėkmės darbuose ir iki sekančio malonaus. Iki.